Nu tai sveiki, programeriai. Šiandien yra sekmadienis, tai labai neapsikrausime, pamėginsime prisiminti ir tuo pačiu sudalyvauti mūsų sukurtoj viktorinai, patikrinti savo Python žinias. Taigi, kaip jau galima buvo numanyti iš mano pavadinimo, šiandien darysime viktoriną, kurią sudarys 10 klausimų ir mes galėsime pasirinkti A, B, C, D atsakymo variantai ir taip pat taškų sistema su vertinimu, kurie atvaizduos, kaip mums gerai, puikiai, gerai, vidutiniškai yra dar kur tobulėti. Taigi, nieko nelaukim ir pradėkim, ilgai negaišinsiu šiandien jūsų laiko. Taigi, į atskirą failą medžiagą aš įkėliau jau sukurtą kintamai su sąrašu klausimų. Jį galėsit pasimti iš mano GitHub portfolijos ir taip pat tenai bus sukurtas emojis, kuriuos galima bus naudoti mūsų terminale. Tai sukūrus kintamai su sąrašu klausimai, galim pereiti prie pačios logikos. Tai visų pirma, nusistatykim taškus, pradinis taškų skaičius, tai taškai pas mus lygu 0, kadangi dar nieko neatsakėm, ir tada pagrindinis ciklas for, kuris eis po kiekvieną klausimą ir iki tol, kol pasibaigs. Klausimas in klausimai, print, kiekvieną atvaizduojam naujoj eilutėj, kaip žinom, su slešas kairinis n ir pridedam klausimas ir pasirenkam klausimas. Šitaip, manau, turėtų galbūt klausimas, kad būtų gal mažiau, kad geriau suprantama, tai darom šitaip ir klausimas. For key value in. Šiandien galbūt išmoksime nemažai įvairiausių su sąrašais dirbti. Kimas, čia gal darom klausimas, bet labai šiandien nesigilinsim ir ilgai jūsų netrukdysiu, dėl to ir pasidarom dienos challenge, o jeigu bus klausimų, rašykit, juos aptarsime kitame video. Žinoma, dar tos pačius įvairiausius dalykus kartosim ir kartosim, tai neįsigąskit. Šitą nereikia. Ir vietoj šitų kabučių turi būti šitas kabutės ir uždarom print ir tada paklausim, ar jo atsakymas lygu input, tavo atsakymas A, B, C, D ir nutrinam
kaip jau žinom, prieky ir gale tarpas, jeigu pridėtų, ir naudojam upper, jog padarytume didžiasias raides. Ir if vartotojo atsakymas yra lygus k atsakymas, tada print teisingai, galim pamėginti iš savo sąrašo įdėti emoji, copy, paste, naudojant CTRL ir CTRL-V teisingai, ir jeigu atsakymas teisingas, prie mūsų taškai pridedam 1. Kitu atveju else printinam, jog mūsų atsakymas nėra teisingas. Arba tiesiog padarom teisingas atsakymas buvo ir duokim k atsakymas. Ir tada galim tuo pačiu jau daro. Atsakymas buvo, atsakymas uždarom. Ir čia pat. Rinkimai. Teisingai. Vietoj pasirinkimas pasirinkimai turi būti. Rinkimai ir čia. Atsakymas. Atrodo painu, bet ateityje mes ką mes padarom, tai tiesiog pavaizduojam mūsų atsakymą, kuris teisingas, o kokį mes pasirinkom. Judam tolyn, kaip ir turime logiką, kuri patikrina mūsų įvestą atsakymą, taigi rezultato apžvalga liko ir print, nauja eilutė, viktorina baigta. Vėl emoji, kad gražiau atrodytų, tikrai nėra būdina, bet gražiau. Ir tada print, atvaizduojame kiek taškų. Surinkai, taškai. Ir galim daryti dinamiškai atvaizduoti, kiek yra klausimai. Taškų. Galim čia irgi įmesti emoji, jau baigiam ir tai yra mūsų skoras. Ir tada padarom logiką, vertinimo logiką. Specialiai iš tikrųjų netestuoju kodo visiškai, jog galėtume, jeigu yra kažkur klaidų, jas aptarti ir sutvarkyti, treniruotis ir klaidų tvarkymą. If taškai, jeigu taškai yra 10, tai print
puikiai. Esi tikras Python asas. Tada naudojam elif. Taškai daugiau arba lygu negu 7. Iš tikrųjų, taškų skaičių galite susidėlioti pagal save, pagal klausimų kiekį ir panašiai. Tai nebijokit eksperimentuoti ir dasidėti viską, ką norit. Gerai padirbėta. Dar šiek tiek. Atskiri šiek tiek. Praktikos ir bus puikiai. elif. Taškai daugiau arba lygu negu 4. Print. Neblogai. Bet verta pakartoti pagrindus. Ir jeigu mažiau negu 4, else print. Laikas pasimokyti iš naujo. Viskas įmanoma. Susidėliokime emodžius. Pavyzdys čempionas. Puikiai. Gerai. Neblogai. Ir motyvacinis. Vėlgi dar yra kur tobulėti. Ir ką pamėginam randant savo gaudą, matom, kad gavom klaidą. Ir kur klaida yra 125 eilutėje. Atsakymas. Čia turime klaidą. Žvilgtelėkime, ką praleidom. F buvo K. Turime atsakymas. Atsakymai. Taip, tiek turim klaidą. Čia. Atsakymą uždarom. Uždaryti čia. Front F. Kabutės atsidaro. Vis atsakymas buvo klausimas. Atsakymas. Taip. Atsakymas. Darom. Ir tada question. Rinkimai. Ir jeigu mes pamėgintume tiesiog kitaip, žiūrėkime, pagaunam, defined, tai eilutė, logiška, kadangi aš esu printe ir pradžia ir pabaiga yra dvigubos kabutės, man reikėtų čia naudoti viengubas kabutės.
Arba atvirkščiai, jeigu naudoju, iš tikrųjų ne, atvirkščiai ne. Šitaip. Ir pamėginti dar sykį. Q is not defined. Čia turi būti vietoj QK. Ok, prasideda. Tai 116 eilutė. Jo, ne item, o items. Ok. Dar nesidžiaugiam, dar ne pabaiga. Judam toliau. Ką daro if, nežinau. A. Neteisingai, teisingas atsakymas buvo B. Sąlygos pasirinkimas. Ok. Print. C. Teisingai. A. Jeigu įvesim D, A, 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 A. Super, viktorina baigta. Surinkai 2 taškus, 2 iš 10 taškų. Laikas pasimokyti iš naujo. Viskas įmanoma. Taigi, mūsų viktorina baigta. Galite dadėti klausimų, galite dadėti atsakymų ir pamėginti patobulinti daugiau iš įvairiausių išvesčių, ne tik 4, kad būtų vertinimų, bet gali būti ir daugiau pagal mūsų klausimų kiekį ir surinktų taškų skaičių. Taigi, ačiū, kad žiūrėjai ir iki.